Sveiki! Šiame vaizdo įraše norėčiau Jūs supažindinti su internetinė buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistema Apskaita Plius. Norėdami prisijungti prie savo vartotojo prieigos, įveskite savo vartotojo vardo laukelį. Tai yra elektroninis pašto adresas, kurį užregistravote sistemoje. Tada įveskite slaptažodį, kuris buvo atsiųstas į Jūsų elektroninio pašto adresą. Atlikę tai, spauskite prisijungti. Pirmasis langas, kurį išvysite prisijungę prie Apskaita Plius, yra balansas. Asmeniškai patariu sukurti pirmosius biudžetinius metus, norint lengvai pradėti naudotis programa. Norint tai atlikti, spauskite pridėti metus. Įveskite metų pavadinimą. Šiuo atveju įvedu 2014. Pasirinkite datą, kurioje turėtų prasidėti Jūsų biudžetiniai metai. Mūsų sistema suteikia Jums galimybę pasirinkti nestandartinius biudžetinius metus ir pradėti savo biudžetinius metus bet kurią metų dieną. Šiuo atveju pasirinksiu standartinę dieną sausio 1. Atlikę tai, spauskite išsaugoti. Šis įspėjimas Jūs įspėja, jog sukūrę pirmosius biudžetinius metus Jūs negalėsite sukurti ankstesnių metų nei šie. Norėdami tęsti, spauskite gerai. Sukūrę pirmuosius biudžetinius metus Jūs išvysite savo pelno ir nuostolio ataskaitas bei balanso ataskaitą. Norėdami redaguoti šias ataskaitas, tiesiog pažymėkite varnelę šalia redaguoti duomenis. Tai Jums leis keisti antraščių pavadinimus, tiesiog užėjus ant norimos antraštės ir paspaudus redaguoti. Atlikę norimus pakeitimus antraštėje, tiesiog paspauskite atnaujinti. Norėdami keisti duomenis susijusius su sąskaitomis esančiomis sąskaitų plane, tiesiog paspauskite norimos sąskaitos numerį. Tai Jums leis keisti sąskaitos pavadinimą, sąskaitos PVM kodą, kur galėsite pasirinkti S1 yra pardavimų PVM kodas, P1 yra pirkimų PVM kodas. Taip pat galėsite keisti sąskaitos tipą, tai yra ar sąskaita yra kreditinė ar debetinė. Atlikę norimus pakeitimus, tiesiog paspauskite išsaugoti. Norėdami pridėti naują sąskaitą prie sąskaitų plano, tiesiog paspauskite pridėti sąskaitą norimoje sąskaitų plano vietoje. Įveskite naujos sąskaitos pavadinimą. Parinkite sąskaitos PVM kodą. Šiuo atveju tai būtų pardavimų PVM kodas. Išrinkite, kokio pobūdžio sąskaita tai yra. Tai yra kreditinė sąskaita, tad pakeitimų atlikti neturime. Išsaugokite naujai sukurtą sąskaitą. Naujai sukurta sąskaita atsiras Jūsų sąskaitų plane. Norėdami išsaugoti savo pakeitimus, tiesiog nuimkite varnelę nuo redaguoti duomenis ir paspauskite atnaujinti. Šie pakeitimai bus išsaugoti Jūsų ataskaitose. Ataskaitas galite spausdinti tiesiogiai iš mūsų sistemos, tiesiog paspaudę spausdinti, arba eksportuoti kaip Excel failą paspaudę ant mažo Excel logotipo sistemoje. Toliau apskaitos dalyje galite apžvelgti PVM, tai yra Jūsų pardavimų, pirkimų PVM ir turimas apmokėti PVM. Šie duomenys bus atnaujinti, kada pradėsite pateikinėti finansinius duomenis į apskaitos sistemą. Žurnale matysite savo skirtingus pateikimus ir kokie duomenys ir įrašai į juos įeina. Pateikimai per sąskaitą leis Jums sudaryti skirtingus intervalus. Tai yra pasirinkti norimą pradinę sąskaitą ir norimą galinę sąskaitą. Tokiu atveju matysite intervalą, tai yra visas sąskaitas susijusias su sąskaitų plano dalimis pateiktomis nuo 1001 sąskaitos iki 1404 sąskaitos. Tokiu būdu galėsite filtruoti ir stebėti savo duomenis. Taip pat galite ieškoti sąskaitų ir pateikimų naudodami sąskaitų numerius. Buhalterija. Buhalterijoje turėsite du patogius pasirinkimus savų pateikimams įvesti. Lengva buhalterija ir pažangi buhalterija. Lengva buhalterija yra skirta mažiau pažengusiems vartotojams. Čia galėsite įvesti savo norimus pateikimus su mūsų pagalba. Tiesiog pasirinkite, kokio tipo pateikimas tai bus, ar tai pajamos, ar išlaidos, pavyzdžiui, pajamos. Sistema iš karto atrūšiuos visas su pajamomis susijusias sąskaitų planų sąskaitas. Pasirinkite, iš kur pajamos buvo gautos,
Ar tai buvo parduotos valandos, parduotos prekės ar kita. Šiuo atveju pasirinksime prekės. Kurią dieną pardavimas buvo atliktas, pavyzdžiui, birželio 19. Taip pat galite įkelti trumpą aprašymą susijusį su šiuo pateikimu bei įvesti norimą komentarą taip pat susijusį su šiuo pateikimu. Įveskite pinigų sumą gautą už parduotas prekes. Pavyzdžiui, 200 litų. Dešinėje galite matyti sumos PVM. Tada pažymėkite, kur šis pardavimas buvo apmokėtas. Pavyzdžiui, bankas 1. Tada pateikite į pažangę buhalteriją. Pažangi apskaita. Pažangi apskaita yra skirta pažengusiems programos vartotojams arba vartotojams, kurie turi patirties susijusios su kompanijų finansinės apskaitos valdymu. Čia galėsite atlikti sudėtingesnius su kompanijos apskaita susijusius veiksmus. Pavyzdžiui, atlikime pavyzdinį pateikimą. Pasirinkime norimą sąskaitą. Šiuo atveju renkuosi ilgalaikis turtas. Pasirinkime grįžtamąją sąskaitą, iš kurios sąskaitos ilgalaikis turtas buvo apmokėtas. Pasirinkame bankas 1, įveskime sumą, kuri buvo sumokėta ilgalaikį turtą įsigijant. Pavyzdžiui, 10 000 litų. Sumos PVM galite matyti dešinėje. Norėdami įrašyti trumpą aprašymą ar komentarą apie šį pateikimą, tai galite padaryti laisvame teksto laukelyje. Norėdami pateikti šį įrašą, tiesiog paspauskite sutikti. Norėdami pateikti visus įrašus į kompanijos ataskaitą, tiesiog paspauskite pateikti visus įrašus. Norėdami juos pašalinti, paspauskite išvalyti visus įrašus. Norėdami pašalinti vieną įrašą, pasirinkite norimą įrašą. Pasirinkę norimą įrašą, prieš juos pateikdami, taip pat juos galite redaguoti ir keisti arba panaikinti. Šiuo atveju nenaikinsime įrašo, tiesiog paspausime sutikti. Norėdami įkelti savo darbą, kurį atlikote Excel, tai galite padaryti paspaudę įkelti žurnalą iš Excel. Taip pat galite iškelti savo darbą atliktą sistemoje, paspaudę iškelti kaip Excel. Pateikime visus įrašus, kuriuos dabar atlikome. Įspėjimas tiesiog paklausia, ar esate tikri norėdami pateikti šias sąskaitos įvestis. Norėdami tęsti, spauskite gerai. Jūsų atlikti pateikimą atsiras jūsų kompanijos ataskaitų. Norėdami jūs pamatyti, paspauskite apskaita. Savo kompanijos balansą matysite pakeitimus atsiradusius pateikus skirtingus įrašus. Čia galėsite apžiūrėti savo kompanijos grynąjį pelną, ilgalaikį turtą, kompanijos įsipareigojimus, nuosavybę, turimą sumokėti ir sumokėtą PVM, energijos mokesčius ir daug kitų. Pasirinkę žurnalą galėsite stebėti ir analizuoti skirtingus pateikimus. Pavyzdžiui, pasirinkus pirmąjį pateikimą, matote, kokie įrašai buvo pateikti. Taip galėsite stebėti skirtingus įrašus, kurie buvo pateikti tam tikrą metų dieną arba susijusius su tam tikrais sąskaitos pavadinimu. Toliau norėčiau jums aprodyti šios sistemos nustatymą. Nustatymus skiltyje galite pasirinkti pagrindinę sąranką. Tai yra informacija apie jūsų įmonę, kuri bus naudojama išrašant sąskaitos faktūras, sąskaitų faktūrų moduliai. Tai yra jūsų adresas, pašto kodas, miestas. Galite įkelti savo kompanijos logotipą. Kalba programoje, filtrai klientams, jeigu jūs esate sukūrę. Vartotojai gali būti sukurti esant reikiamybei. Tai gali būti jūsų pasirinktas buhalteris arba vienas iš jūsų darbuotojų. Apie tai plačiau papasakosiu kituose vaizdo įrašuose. Nustatymai faktūroms. Tai yra vienas svarbiausių nustatymų, naudojant faktūrų išrašymo modelį. Šiuose nustatymuose turi suvesti visą reikalingą informaciją, kuri apibrėžtų jūsų standartinę faktūrą. Tai reiškia, sekantis faktūros numeris. Tai faktūros numeris, kuris turėtų būti pirmasis, kuriant naują faktūrą. Pavyzdžiui, 1000. Apmokėjimo nuostatos dienomis. Tai reiškia, kiek dienų skiriate savo klientui apmokėti sąskaitai. Pavyzdžiui, 14 dienų. Standartiniai PVM norma. Šiuo atveju
tai 21 procentas. Galite pasirinkti norimą elektroninį pašto adresą, į kurį gausite kopiją išsiuntus kiekvieną faktūrą. Toliau galite įvesti savo banko pavadinimą, banko registracijos numerį, banko sąskaitos numerį, IBAN, SWIFT ir kitus su jūsų faktūrų išrašymu susijusius duomenis. Nepamirškite nustatyti standartinę arba numatytą sąskaitą jūsų išrašytoms faktūroms. Tai gali būti pardavimai prekiais, pardavimai kitą valandos ir taip toliau. Šiuo atveju pasirinksim pardavimai prekiais. Atlikę norimus pakeitimus, tiesiog paspauskite atnaujinti. Jūsų pakeitimai bus išsaugoti ir naudojami sąskaitų išrašymui. Taip pat čia galėsite sukurti savo naujų produktų grupės. Sukūrus produktų grupės, juose galėsite sukurti skirtingus produktus. Tai pagreitins jūsų faktūrų išrašymą parduodant produktus. Apskaitos nustatymuose galite nustatyti standartinį pardavimų PVM mokestį bei standartinį pirkimų PVM mokestį. Taip pat norint galite pasirinkti pažangų PVM, kas suteiks jums galimybę įkelti daugiau skirtingų rūšių pardavimų ir pirkimų PVM. Nuėję į mano profilis galėsite pakeisti slaptažodį į savo pageidaujamą. Tai atlikę, tiesiog paspauskite atnaujinti ir jūsų naujas slaptažodis bus išsaugotas.